Sveiki, pirties mylėtojai. Galime sveikinti su mūsų žiūrovais, mielais. Nu, sveiki, sveiki. Senai besimatėm. Jo, pas mane šiandien svečiuose, tiksliau mes esame abudu svečiuose, geroje pirtyje su Mindaugu. Tai Mindaugai, tavo idėja, tavo 3 skirtingos rūšys vantų, nu jos jau tokios, kaip sakant, pačios iš savęs tokios tapo. Kaip dar galima jas panaudoti šeimyninėje, pabrėžiu šeimyninėje pirtyje, ne tuo atveju, kai tu keliauji iš pirties į pirtį ir žmonės vis kiti, bet čia šeimyninė pirtelė, vantos. Ir kartu tai dar yra tvarumo toksai kaip ir požymis, tai yra, kad vantą galima prikelti antram gyvenimui. Iš kur čia ta mintis kilo? Žinot, iš tingėjimo didelio. Taip, visos geros idėjas kyla iš tingėjimo, tai aš visada kiekvienais metais savo šeimai, savo pirtelę prisižišu 40 vantų. 40 vantų. Nu tai po 2 vantas, jeigu iš pradžių daleiskim, jeigu nereikia po galvą, po kojom, tai čia 2 vantas taip jau labai saugodamas aš jas naudoju ir man jos užtenka nuo rugsėjo mėnesio iki birželio mėnesio. Nu. Bet štai kas įvyko, 40 vantų aš sunaudojau, po naujų metų, prieš metus laiko nebėra vantų. O kaip čia atsitiko, kad per anksti sunaudojau vantų? Per anksti, nu čia buvo vienas, kitas draugai ir panašiai čia sunaudojau. Ir tada man kilo mintis, žiūriu, vantos visiškai tvarkingos, geros, išmestos. Vieną kartą panaudojai ir jas jau meti į krūvą, o paskui pavasarį ten ar šašlykus kepdamas jas sudegė. Tai aš tada pagalvojau, ogi aš toks jaunuolis, kuris gamina ekstraktus iš tų pačių beržų ir hidrolatus, kvapai visi tie patys, kaip pamerkus, daleiskim, šviežias šitas vantas pamerksim į šiltą vandenį, jas ten išmirkys, iš jų ištraukia eterinius aliejus, ekstraktus ir pasidaro tokia arbatikė, iš kurią mes savo gamykloj dideliais kiekiais sukoncentruojam, pagaminam ekstraktus. Tai sakau, gal galim atgal į tą išmirkytą vantą grąžinti tą skaitosi ištrauktą atsimustą. Na ir ką, ir pasirodo visiškai neblogai man gavosi. Tai jeigu pažiūrėjusi, kaip atrodo vanta, va čia, aš pasirišu tokias vantas. Pas ką mokėsi? Pas tamstą. Pas tamstą. Jo, tai tokias vantas mes, kaip ir visuomet, merkiu į šiltą vandenį, pastatau prie krosnies, kuri šilta, ir 2 valandas jos ten stovi, ir ištraukus galima jas pradėti vanoti. Jos jau įmirkė, o šitą vandeniuką, kurią mirkėm vantas, ją naudoju pilti ant akmenų. Tai yra duoda tokį malonumą ir tuo pačiu su to vantos jau pasidaro tokios minkštos, glitnios, jos labai greitai atiduoda savo tai, ką jos yra sukaupę pačio geriausio. Tai po tos pirties štai gaunasi, ateina sekanti pirtis ir va tokia vanta būna. Ji jau tokia nesubirėjusi, bet lapai visi išsaugoti. Ir jį visiškai tinka dar kartą vanotis. Tai tas panaudotas vantas dedam į šiltą vandenį, kad jos įmirktų ir ant jų užpilame ekstraktą. Ekstraktų mėta gamina įvairių, bet dažniausiai pagrindas tų ekstraktų yra beržų ekstraktas ir beržų hidrolatas. Jie kartu sumaišomi ir viskas, kas buvo ištraukta iš šitų vantų praeitą pirtį, mes grąžiname tą skystį arba tas medžiagas, iš kurios buvo ištrauktas iš tų vantų, grąžiname atgal. 30 ml šito buteliuko. Tai yra 5 dalis buteliuko, tai mes taip gražiai pirščiuką uždedam ir laiko vantą vandens ir ekstraktų mišinyje 2 valandas. Praėjo 2 valandos ir testuosime vantas. Kas jose pasikeitė? Taip, vanta pasidarė kvapni, nes aš prieš tai irgi ją pauošiau, kai dar buvo visiškai neparuošta, jinai turėjo tokį labai tokį silpnutį kažkokios tai pirties tolimo aido kvapą. O dabar kvapas geras, jinai minkštutė, jinai išmirka puikiai ir pirtyje, aš manau, tikrai galima
tokią vantą naudoti, jeigu ypatingai yra šeiminė pirtis, kada visi žmonės savi. Mindaugas, aš jau paimu tos vantas, pamirkė, tavęs nesiklausęs, tai dabar tu pasakyk, ką aš gerai padariau ir ką mes su jam darysim. Viskas gerai, kadangi vanduo buvo skiestas ekstraktų mišiniu ir mes įdėjom, į tą mišinį įdėjom vantas, kurios darbe dirbo jau 4 pirtis ir atidavė savo gyvybę kokiems 80 žmonių. Mes bandysim prikelt numirėlį. Jo, tai čia jau skaitykime ir lampų nebelikę, ir tokios jos jau pavargė, bet jos labai tinka padėti po galvą, po kojom. Vantos, kurios atlaikė 4 pirtis. Mūsų tikslas dabar sugrąžinti bent kvapą ir aišku tą minkštumą, kurio jūs labai greitai atgauna, kadangi jos jau yra patyrusios jau pirtyje ne pirmą kartą, jau čia nėra jokio streso. Jos jau žino, kas jų laukia, bet jų laukia žymiai švelnesnis dalykas, tai yra, mes taip sakant, galime dėti po kojam, po galvą, tiesiog vien tai, kad kvapą turi ir kaip materija, kad vantą, jeigu žmogui paduosi, jis vis tiek žinos, kad čia yra vanta. Tai Mindaugai, dabar iš to viso asortimento, ką mes pradedame naudoti pirmiausiai? Pirmiausiai tai tas senutes, kurios jau atidirbo savo, veteranės. Bet jos yra prisigėrę to ekstrakto ir galėsime naudoti dedami ant sprando arba po galvą, kad žmogus gerai jaustųsi. O čia vantos, kurios jau buvo vieną kartą pirtyje ir dirbo dviems pirtininkams, dviems žmonėms. Čia jau patyrusios tokios. Patyrusios jau, bet jos dar visiškai gyvenimo matė. Ir mes dabar su juo pabandysim pavanoti ir pajusti, ar tikrai jos dar gali dirbti. Mums reikia užpilti garo. Ir mes galėsime tada pavanoti. Tiesą pasakius, su beržinė vanta labai senai vanojau, tai reikia atgaminti pojūčius. Specifinę vantą, kadangi štai jinai tokia vaikšto visas pusės, nors turi savo žavesį, kada dirba jau su pačiu kūnu. Ypatingai štai tokius nutrinimus, kada darai vantą prikeltą antram gyvenimui. Jinai kvapnė, bet kvepia net man. Ir svarbiausia, jinai labai yra minkšta, gerai atsigavusi ir puikiausiai veikia būtent atliekant tą procedūrą. Tai antro gyvenimo vanta. Kadangi aš tai naudoju jau pakankamai senai, apie kokius metus laiko, tai visuomet, kai nueinu ryžti eilinę partiją vantų, tai dėkoju savo ekstraktams, kai jie man padeda sutaupyti jėgų. Tu dedi vantą į krūvą ir sakai, ne viena vanta, o 3 vantos. O, tai aš jau šiandien surišau 30 vantų. Neslėpsiu, mane labai žavi Mindaugo meilė gamtai ir žmonėms, o jo gaminami augalų ekstraktai yra mėgstamiausias pirties skanėstas. Rekomenduoju.